Sveiki visi. Labai ilgai galvojau, kuo galėčiau pasidalinti ir ką būtent, kokie patarimai, nes pasižiūrėjau, norėjau gal vieną, galvojau kitą, tai kažkaip tai pagalvojau, kad būtų labai naudinga, pasidalinsiu savo apie knygas, kuris, nežinau, man labai padėjo gyvenime, daug ką pakeitė, gal kažkurie irgi padės. Tai mano pirmoji knyga, kuri truputį gal pradėjau skaityti ir keistis prieš 17 metų, tai jūsų pasąmonės galia, tai supratau, kad nesvarbu, kokioje šeimoje augi, kokias aplinkybės, kokie traumas patyrė, kokį gyvenimą būdą, viskas šitoje knygoje sudėta, kad tu viskas gali įtakoti tiesiog savo mąstymą, keisti ir pakeisti savo visas galimybės, kad tu viską gali. Tiesiog tik galvoji, darai, tiesiog skaitai. Tai mano tokia knyga buvo kaip malda knygė, kuri tuo metu aš labai norėjau nekilnojamą turtą įsigyti. Tai tiesiog skaičiau, meldžiausi ir tai mano buvo kolegė tokia irgi jinai davė pirmoji mano knyga, nes prieš tai aš labai nemėgau skaityti. Tai tą knygą nežinau kiek kartų perskaičiau ir vis tiek jos iš naujo vėl skaitai, vėl atrandi visokie naujų dalykų, kurie, kaip santykiai pakeisti, kaip tenai su kolega susitvarkyti, kaip dar ką nors, viskas taip, labai, nežinau, nereali knyga. Toliau mano gyvenime labai buvo visokių perversmų, tiesiog, kaip nežinau, dauguma moterų turbūt nemoka pamilti save, visą laiką randa kitų mylėti, už ką, bet save labai sunku pamilti. Tai mano mylimiausia irgi knyga, kuri man atverė Luisa Geis. Man labai patiko jos išgyvenimą, kad net 5 metų buvo išprivartauta, bet vis tiek rada daug jėgų, patikėjo į aukštesnę jėgą ir pradėjo net savo tais minčių keitimą galia. Taip pat labai daug ką pakeitė ir net, kad lygas ir labai parašytas, kaip pamilti save ir net yra kokias lygas pritraukia ir kaip galima taip pat minčių galia tiesiog atidirbti su tom lygomis ir išeiti į laisvę. Tai tikrai, kas dar nepamila save ir nežino, kaip tai padaryti, tai tikrai rekomenduoju Luisa Geis. Nereali autorė, kaip sakant, jokių mokslo nebaigusi, bet parašiusi tokias nerealias knygas, kad nuskaitai, galvoji, Dieve, tai tas apie mane ir tas apie mane. Kita knyga, kuri mane privertė irgi rytais keltis. Mano nuostabusis rytas, kuris irgi labai daug dalinasi savo patirtimis, savo išgyvenimais, kaip išlenda iš skolų, kaip daug po didelių traumų pradėjo vėl vaikščioti, bėgioti ir su daug iššūkių susidūrė ir viskas veikia. Irgi tokia labai knyga, kuri tave užvedė ir tiesiog tu atrandi, vardan ko tu nori gyventi, vardan ko tu nori kažką keisti. Tai tikrai rekomenduoju šitą knygą, nes tikrai nereali. Ir labai, kaip ypač būna sunku visokie įvykiai, kažkokie tai kitokie gyvenimą, nežinau, pasikeitimai, pavyzdžiui, liga, kažkokie tai, nežinau, išdavystė, kažkokie tai santykiai neužbaigti, tėvų nuoskaudas. Ir tas pats geriausias, ką galima praktikuoti, tai yra dėkingumo efektas, kurie irgi labai, kas man asmeniškai padėjo, tai labai daug atradau tokių dėkingumą, už ką dėkoti, kaip rašyti dienoraštį, kaip, tiesiog keistis, kad, pasaulis nuostabus ir jeigu mes šiam pasaulyje gyvenam, tai ne šiaip savo, kad kažką mes turim šiai žemėje kažkokį tai padaryti misiją, nes pavyzdžiui visi, kas į tinklinį marketingį esam žmonės, tai prisijungiam tam, kad kažkokia tai misija. Aš labai ilgai ieškojau ir, pavyzdžiui, tą dėkingumo efektas tai labai toks, susidėlioja, už ką gali dar kažkam duoti, kažkam dar kažką gali padėti. Ir labai čia, turbūt, nežinau, skaičiau tą knygą, gal nežinau, kokie 10 metų atgal ir taip paviršutiniškai ir paskui išgirdau, kad ją reikia skaityti ir kad tikrai labai daug tos tokios, randi. Ką nori pasiekti, kodėl pas tave su finansai, kodėl su irgi čia, nežinau, visas knygas, tos visas 5, jūs vienas su kita susiriša. Tai čia yra Gedimino, tai knyga, mąstyk ir būk turtingas ir būna viena dalis arba tenai dar kitokį, kad praturtėk per vienus metus. Tai mano tai pirmoji šita knyga buvo, labai daug prirašydavau, visokį prižymėdavau, pribraukdavau ir tikrai, kad šitą knygą rekomenduojama Napoleoną Hilsą skaityti, nežinau, nes atrodo, tu keitėsi ir vėl iš naujo išgirsti, vėl supranti kitaip ir labai, tikrai, kas dar kažką ieškai ir kažką nežino, tai tikrai
tokia va knyga rekomenduoju pasiskaityti. Tai va, tai mano toks turbūt, gal aš užsitempiau ir ilgesnį, neįtilpau į tos 3-4 minutės, bet džiaugiuosi, kad išdrįsau pasidalinti. Ir ačiū visiems, kas mes čia esam, kad norim tapti išeiti iš to lyderio šešėlio. Ir linkiu visiems sėkmės. Ačiū labai.